Lève-toi notre remords. Christus resurrexit, Christus resurrexit. Le Christ sera ta lumière. Alleluja, alleluja. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs myliu. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Šis ką tik girdėtas mūsų Jėzaus žodis buvo pasakytas mokiniams per paskutinę vakarienę. Tada, kai Jėzus paliko savo meilės nuostabiausią paminklą, paliko patį save, savo kūną ir kraują, Eucharistiją. Tačiau per paskutinę vakarienę Jėzus ne tik įsteigė Eucharistiją, kaip pasakoja 3 kiti evangelistai sinoptikai, jis taip pat ir davė instrukciją, kaip ją naudotis. Jonas nekalba apie Eucharistijos įsteigimo žodžius, bet jis ištisus 5 skyrius kalba apie didįjį įsakymą, Jėzaus naują įsakymą. Mylėkite vieni kitus taip, kaip aš jūs mylėjau, taip, kaip aš jūs myliu. Ir šitos ilgos Jėzaus kalbos per paskutinę vakarienę yra paaiškinimas, kas yra Eucharistija ir kaip ją reikia gyventi. Jėzus ne tik sako, jis taip pat ir daro, jis duoda ženklą. Jėzus sako žodį, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir jis taip pat duoda ženklą, savo pervertąją širdį, kuri ir yra šitų Jėzaus žodžių įkūnijimas. Todėl klausydami šitos Evangelijos, priimdami ją į širdį, leisdami jai suleisti šaknis mūsų gyvenime, mes turime tarsi vandenženklį matyti Jėzaus pervertąją širdį, kad tikrai suprastume, ką reiškia šitas Jėzaus žodis. Taigi, žodis nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti, ir ženklas Jėzaus pervertoji širdis, įkūnijanti šitą Jėzaus žodį. Tačiau pirmiausia, ne Jėzus atiduoda savo gyvybę už mus, savo draugus. Pirmiausia, jau tėvas atiduoda savo gyvybę už mus. Nes Jėzus, sūnus, mylimasis sūnus, yra tėvo gyvybė. Ir tėvas, atiduodamas savo sūną už pasaulio gyvybę, iš tikrųjų atiduoda savo gyvybę. Tai, kas jam yra brangiausia. Vadinasi, ir mes esame kviečiami taip, kaip tėvas atidavė sūnų ir kaip sūnus atiduoda savo gyvybę, mes taip pat esame kviečiami pagal tokią pačią meilės logiką atiduoti savo gyvybę. Ir tada tikriausiai pirmiausia ne tą savo fizinę, biologinę gyvybę, kaip dažnai suprantame, bet tai, kas mums yra brangiausia. Kaip mergelei Marijai brangiau už jos pačios gyvybę buvo sūnus, jo atidavimas. Ir ta prasme ji šituo Jėzaus įsakymu gyveno ypatingai giliai, stovėdama po kryžiumi kartu su mylimuoju mokiniu. Vadinasi, ir mes esame kviečiami, ypač meilės santykyje su artimu, pirmiausiai atiduoti tą mylimąjį, kuris mums tada iš tikrųjų yra brangesnis ir už mūsų pačių fizinę gyvybę, atiduoti jį tėvui, atiduoti jį viešpačiui Jėzui.
tada iš tikrųjų mes gyvename pagal šitą didįjį Jėzaus įsakymą. Ir jis pabrėžia, tai yra mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte taip, kaip aš jūs mylėjau, kad atiduotumėte vienas kitą kaip savo gyvybę tėvui. Kaip tai įmanoma įsakymas, juk širdžiai nesakysi, žmonės visada taip sako. Ir tai yra tiesa. Turėtume suprasti, kad Jėzus čia duoda ne pozityvų įsakymą, kuris yra išorinis, primetamas, bet jis mums atskleidžia savo širdies troškimą. Ir jeigu jis iš tikrųjų yra mūsų mylimasis bičiulis, mūsų viešpats ir mokytojas, tada visi Jėzaus širdies troškimai mums, kurie jį mylime, tampa įsakymu. Juk mylimo žmogaus troškimas mums yra įsakymas. Ir tai yra pirmasis bičiulystės, bendrystės bruožas. Trokšti to paties, ko trokšta bičiulis. Taip įvyksta pirmoji vienybė tarp mylimojo ir mano širdies. Tačiau šiame Jėzaus žodyje yra ir antrasis bendrystės, draugystės, bičiulystės aspektas – dalinimasis paslaptimis. Jėzus sako, jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Ir mes darysime tai todėl, kad iš tikrųjų tai yra mums įsakymas, mūsų širdžiai įsakymas mylimojo troškimas. Ir toliau Jėzus sako, nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau už savo tėvo girdėjęs. Bičiuliai dalinasi savo širdies paslaptimis. Ir Jėzus atskleidžia tas paslaptis, kuriomis pats tėvas yra pasidalijęs su jo kaip sūnaus širdimi. Vadinasi, ta bendrystė, kuri yra tarp tėvo ir sūnaus, tampa ir mūsų bendrystė, tarp sūnaus ir mūsų. Mes nebesame tarnai, mes esame draugai, nors ir tebesame tarnai. Nes malonė prigimties nepanaikina, kaip sako šventasis Tomas Akvinietis. Ir iš tikrųjų, būtent draugas yra geriausias tarnas, geresnis už bet kokį samdinį. Nes iš draugų tu gali bet kada ir bet ko paprašyti. Nes būtent čia yra tikroji draugystės išraiška, kai draugas iš tikrųjų tampa tarnas. Ir Jėzus toks tapo. Būtent todėl, kad jis yra mūsų draugas per paskutinę vakarienę ir ypač ant kryžiaus. Kas yra tas bičiulystės, draugystės santykis, meilės santykis ir meilės įsakymo santykis, jungiantis tėvo ir sūnaus širdį ir paskui lygiai taip pat jungiantis sūnaus ir mūsų širdį. Tai yra pati šventoji dvasia, dieviškoji meilė. Būtent ji ir yra vaisius, kurio laukia tėvas iš mūsų. Būtent ji yra ir tas prašytinas dalykas, kurį Jėzus ragina mus prašyti iš tėvą jo vardu. Nes ko jau prašo sūnus? Šventosios dvasios, meilės bučinių iš tėvo. Jis, kuris yra įsimylėjęs tėvą, jis trokšta tik vieno, dar labiau jį mylėti. Ir iš tikrųjų, tėvas teikia jam dvasią be saiko, kaip sako Jonas kitoje savo Evangelijos vietoje. Kitaip sakant, myli jį be saiko, be galo, be ribų. Ir mes, jeigu esame sūnus sūnuje, taip pat esame paties Jėzaus kviečiami ir liepiami prašyti to, ko prašo jis. Jūs prašysite, ko tik norėsite ir tai bus duota. O ko mes norėsime? Žinoma, to paties, ko Jėzus, norėsime šventosios dvasios. Štai ko mes turime prašyti šventosios dvasios, kad galėtume mylėti taip, kaip Jėzus myli, taip, kaip myli tėvas, kad iš tikrųjų taptume Petro laiško žodžiais tariant jo dieviškosios prigimties dalininkais. Štai kodėl šiuo Velykų laiku jums, mėly broliai ir seserys, aš irgi linkiu šitaip maldauti, prašyti šventosios dvasios, kad galėtume mylėti taip, kaip Jėzus, taip, kaip myli tėvas, be galo, amžinai.